pagaliau priėjau Anykščių Kalitos parką, vadinamas Kalitos kalnas. Čia daug pramogų, vairios rogutės, panagos, čiuožinėjimai. Na, tikrai bus smagu. Kokios čia dar yra visokios pramogos. Kaip matau, labirintas, safario parkas, puntukė jau buvęs, apžvalgos bokšte, lajų tokie buvęs. Išties ir šaudimas, žirgynai yra. Kosmos paukščių takė bus, bažnyčia taip pat. Tikrai labai patiko, dar ne kartą užsuksiu Anykščius. Tai Kalitos kalnas. Gerai, dėkui. Štai 2 bilietai, 2 ant padagų, 2 ant rogių. Nusipirkau. Viską suderinau, filmavimas buvo leidžiamas. Na ir žygiuoju pramogų. Pirmiausia, išbandysiu rogutes, paskiau padangas po 2 kartus. Pasižiūrėsiu, kaip dar sakė, yra virtuali realybė. Reiks pamėginti paskiau. O, štelė, soliukai. Išties gražiai atrodo. Kaip fainai, vat. Štai mechanizmai. Daug žmonių nėra, sakė kasininkai, dėl karščio. O karštas man patinka, gali būti 30, 40 ir 50. Aš kažkaip pernešu jį. Bet, sakė, daugiau būna savaitgalį, o šiandien penktadienis. Bet tikrai labai karšta. Tai nepasidedu. Gerai, filmavimas vyksta. Taip, gerai. Gerai, instruktoriau, tvarkoj. Leidžiu. Bet galiu pristabdyti. Aha. Aha. Štai toks principas. Nu, jeigu iš lėto, iš pradžių iš lėto. Pirmą kartą lankausi Anykščiuose šitam parke, bet sakė, tikrai nerealu. Vienas draugas buvo, tai sako, ką tu, fantastika. Nu, užtenka pradžioje lėtai. Visai fainai. Smagu. Kamerą laikau ant galvos. Aišku, kitaip neina. Nu, visai nieko. Fainai, fainai. Taip, pats reguliuoji. Visai tikrai neblogai. Taip. Dabar buvau visai sustabdęs, na, turi jaust. Čia kaip mašinai tiesiog. Ai, sulėtink. Nusileidimo pabaiga už 30 metrų. Trasos pabaiga. Aha. Supratau. Lėtai. Ai, nu taip ir parašyta lėtai, bet jau čia vis tiek įjungęs patį tavo. Aha, dabar jau automatiškai mane. Čia turbūt jau pats mechanizmas. A, jau mane pakelia. Geras, jau nieko nereik daryti. Jau kylu pats. Taip, pats trosas jau šias mechanizmas pakelia. Ką, tu visai fainai. Tikrai. Aišku, kažkaip ilgai tai tiesiog trumpai užtrukau, bet tikrai patiko, bet su pristabdymais lėtai. Nu dabar antrą kartą pamėginsiu gal greičiau. Šiek tiek.
diržas, nežinau, lyg nepasako. A, dar čia pačiam kojam. Šauniai, tikrai fainai. Ir jau viskas. Tuoj būsiu viršui. Nu, šaunu, tikrai patiko. Aišku, su pristabdymais lėtai, nu dabar reiks pamėginti greičiau. Na, dabar vėl sėdasi ir šį kartą jau pamanysiu greičiau. Aha. Ar jungti? Aha. Kamerą jungiai? Jo, jungiau. Nu dabar kitas efektas. Bet aišku vis tiek dar pristabdau. Nu biški baisoka. Sakyčiau, jo, adrenalinas geras. Fotografuot labai negaliu padaryti, nes vis tiek abi rankos dabar užimtos. Bet filmavimas svarbiausia pats. Eina sau, kaip fainai. Taigi, rūčio 18, 23 metų bus ką prisimint. Neišdildomi įspūdžiai. Tikrai fainai. Jau antras važiavimas. Nu tikrai smagu. Vienas toksai važiavimas 4 eurai. Tikrai apsimoka. Na ir štai vėl. Nu dabar tai išvis greitai jau. Dar jeigu kokius bėgintum 10 kartų, tai čia išvis būtų pasaka. Nu ką ir viskas. Dabar tik tais spaudžiu labiau rankenas, jau pravažiuoju. Ir vėl tas pats mechanizmas. Viskas tas pats principas. Na ir štai, pasivažinėjimas baigtas. Daug greičiau įvykiau. Patiko. Va, pasidariau nuotraukų. Pakankamai. Labai gerai. Mano pasivažinėjimas jau baigtas. Ir viskas. Dabar bus padangos. Irgi 2 pamėginimai, pabandymai. Įdomu kaip ten. Neįtikėtina, su tik vienas. Tai labai gerai. Nes sakė, būdavo labai didžiulės eilės žmonių. Bet dabar, kai tokie karšti orai, virš 30-35, tai šakės, žmonių nei vieno. Daug kas prie ežerų, prie jūrų, prie tvenkinių. Taip, nelabai kažkaip. O man sekas. Visiems diržą. Nu ką, ačiū labai, tikrai patiko. Dabar trauksiu link padangų. Nu ką, dabar mano bilietas į padangas. Reikia eiti. Va čia laikaisi. Čia. Paskui už virvutės susitrauksiu ir radu tą keli kalną. Aha. Kojas aukštyn. Oba! Wow! O čia tai jėga. Čia tai ekstrymas. Normaliai. Geras čia. Jo, trumpai, bet gerai. Taip, instruktorius sakė, dabar virvutę pasimti ir sutraukti į kalną. Už šito eina.
Jo, čia taku tokiu eini per vidurį, o specialių padarytų tokių spikliukų plasmasinių padangų, kad gerai čiuoštų. Trasa trumpa, bet labai greit, efektas geras. Gal dar geriau negu rogutės. O, tikras sportas, gerai. Nu ką, antras kartas dar. Kojas pakėl. Aha. Gerai. Jėga. Wow. Oi, tsa. Čia tai fainai, tikrai. Labai smagu, labai. Na ir viskas. Pasičiuožinėjimai baigti. Dabar dar bus virtuali realybė prie kasos ten. Taip, tikrai smagu. Kasos ten toliau. Jo. Čia aišku vaikam yra, taip soliukai. Reikia leistis, vėl taip pat grįžti kaip ėjau. Jo, bet filmuoti nelabai galėsiu, nes nesimatys vaizdo. Akiniai dedasi, aš visai nepagalvojau. Čia ne tai, kas simuliatorius. Tiesiog taip. Bet atrodo gerai. Na, kaip ir praktiškai ir viskas. Gerai, gal kažkokį gėrimą pasimti, nes tikrai karštą troškina. Manau, išsirenku štai šitą. Rogutės. Parkui tai tikrai derina, bet čia yra daug visokių ekstremalių. Adrenalinas, tramplinas, parkas, kalėdinė pasaka, dinozaurai. Zombiai, motociklai, aukštis, kelionės. Jo, bet pasirenku jo šitą variantą. O kiek laiko trunka maždaug? Aha, supratau, gerai. Gal porcijinių tiesiog. Ai, yra tokie dar. Gal tokių. Gal... Jo, tai tiesiog vieną šokoladinių gal. Jo. Jo, ir vandens gal tichės ir gajos gėrimų. Ir bus viskas. Dėkui. Taip. Dar pakartosiu virtualią realybę. Paimsiu kokį kitą žaidimą. Labai patiko šitas nesveikai geras. Tikrai nerealus. Gal su zombiais paimsiu. Su numirėliais. Bus adrenalino. Dabar atsigaivinu ledų. Nusipirkau gėrimų. Tikrai labai šaunu virtualiai realybėje. Aišku, gaila, kad eina pačią kamerą filmuot. Bet turėjo tokias rogutes pačios. Gamta, vaizdai nerealu. Pasaka. Dabar paimsiu zombius. Tokį žaidimą. Kažkur 4-5 minutės trunka. Na ir paskui jau aišku teks judėti link Kauno. Bet tikrai labai padarė įspūdį. Ir su numirėliais šitais. Tikrai padarė įspūdį virtuali realybė. Pabandžiau porą kartų. Dabar trauksiu jau link stoties namų. Gerai, ačiū Jums labai. Sėkmės, laimingai. Viso. Na tai va, Kalitos parkas tikrai padarė įspūdį, labai patiko. Buvau pats pirmas, žmonių tik dabar truputį pradėjo rinktis daugiau. Šiaip pačiuožinėjau. Ir rogėm padangom, ypač virtuali realybė. Labai patiko. Tikrai rekomenduoju visiems. Pats parkas, aišku, nuo 10 atsidaro, tik sako, savaitgalis laikas skiriasi. Kalitos kalnas. Nu ir ką, trauksiu dabar link stoties ir į Kauną. O tikrai buvo smagu.